Sveiki, susisėlė aš Dovydas ir šiandien aš žaisiu žaidimą pavadinimu Raft. Tai yra žaidimas apie tai, kaip tu čiokisi vidury jūros ir su šito dalyku tu turi gaudyti daiktus. Kodėl aš gaudau ryklį? Pavyzdžiui, ten plaukia lapai, aš užmetu ir pritraukiu ir link manęs atplaukia lapai. Tai apie tai yra visas žaidimas. Tai susitiksim tada, kai aš gausiu kažką normalaus. O kaip jūs matot, mes jau turim 5 lapus, 2 scrap ir 7 lentas. Tai va, ir matot, ten plaukia bačka, ją galim ir jos iškrito geresni daiktai. Pavyzdžiui, mums iškrito bulvė. Jo, nes čia reikia ir valgyti, ir gerti, dėl to mes galim craftinti, pavyzdžiui, cooking station, kad pasigamint maisto. Ir galim daryti water purifier, kad galim vandenį būtų gerti. Bet tam reikia šito dalyko, kurį galima sukraftinti. Va čia va, craftinam. Mes dabar padarom water purifier, pastatom jį va čia va. Dabar mums reikia padelio, o padelis yra va čia va. Mums reikia 2 scrap. Tai yra va tie va maži dalykai, jeigu matot. Va, mes pagavom tos 2 scrap, craftinam padelį. Tada įsėmėm vandenį ir padedam, kad atsivertų. Ir dar mums reikia valgyti, bet pirmą, kaip sakiau, reikia atsigerti. Mes jau dabar ruošiasi vanduo. Nu, tu duras gal. Va, mums iškrito svagūnas, ar kažkai jo svagūnas tikriausiai. Ir mūsų vanduo jau pasiruošė, tai mūsų inventorius yra va čia va. Ir atsigert vandens. Dabar paimam dar ir vėl įdedam jį. O palaukit, dabar šita bačka yra, reikia irgi paimti. Ir va, mes turim labai daug daiktų ir dar mes galim daryti, pavyzdžiui, stalą. Va, tikriausiai mums to nereikia, bet kaip matot, bus labai maža teritorija, tik 4 lentos. Dėl to mes galim pasigaminti building hammer. Ir dabar, jeigu mes turim pakankamai resursų, mes galim, pavyzdžiui, statyti. Va, mes dabar padidom mūsų platformą. Ir dar, kol aš nepamiršau, mums reikia spear, kad mus gali užpulti ryklys ir tiesiog suvalgyti mūsų vieną platformą. Vat kaip matot, mūsų dabar puola ryklys ir aš nieko negaliu daryti, nes aš neturiu to dalyko, tai aš tiesiog galiu liūdėti. Bet nieko, mes jau atstatom. Spear craftinam. Ai, ne, reikia 4 scrap. Ai, tada dar neturiu. Žinok, jau labai noriu gerti aš, tai tada greitai padedam bulvių inventorių, paimam vandenį, geriam. Viskas, dabar vėl įdedam ir kukinam. Va, mūsų 4 scrap ir mes galim vėliau padaryti spear, kad jeigu pultų ryklys, tai mes iš karto duriam. Aš manau, kad mes galim padidinti mūsų teritoriją truputį. Dabar mums reikia pasigaminti cooking station, tam reikia dar 1 scrap ir dar reikia lapų. Aš jau matau scrap. Jo, yra scrap ir dar reikia pasidaryti šitą vieną rope, virvę. Ir padarom cooking station. Pastatom ją šalia, arba per centrą. Bet mums reikia žuvies, kad galima būtų kažką iškepti. Tam reikia fishing rod ir tam reikia šitų 2, o mes neturim. Mums reikia lapų dabar, žodžiu. Ir mes jau galim pasidaryti rope ir galim pasidaryti meškerę. Tai va, meškerę tiesiog įmeti. O, plaukit. A, ne, suvalgė mūsų medieną, nieko mes pasidarysim naujo. O meškerė tai tiesiog eina gilin ir paimam. Ir mes gavom scrap hunting duck. Mes gavom trofėjų. Jej! Bet aš nenoriu niekur statyti, kad paskui ryklys nesuvalgytų ir tiesiog būtų blogai. Tai va, bet aš noriu valgyti. Tai laukiam, kol pagausim žuvį, kurią galim suvalgyti. Va, kaip ir sakiau, yra Raf Marce Kalaraleka ir padedam ją kepti. Va, mes jau galim padidinti ir matot, mes jau labai norim valgyti. Ir kaip tik laiku mes turime žuvį, tai valgom žuvį, bet mums reikia dar žuvies. Tai įmetam meškerę ir laukiam. Ir dar viena žuvis. Va, kepam žuvį. Ir jau pradėjo šviesėti, greitai bus rytas. Gerai, padinam mūsų platformą ir jau yra 3 ant 3 platforma.
Tai pakankamai didelį ir užkepė mūsų viena žuvis, tai pavalgom vėl ir dedam kitą kepti. Ir jeigu jūs atsimenat, tai aš turiu 2 rough beet ir 2 raw potato. Ir mes galim pasidaryti crop load, kur galima auginti šitos dalykus. Ir va, dabar mes jau galim padaryti crop load. Nežinau, ar pavyks kažką, žodžiu, padedam ją. Ir nežinau, ar pavyks, pavyzdžiui, paėmėm rough beet, pavyks įdėti. O, pavyks, o plant seed, jo, gerai. O pavyks bulvę įdėti, ar bara bulvę reikia tiesiog valgyti. O, irgi galim pasudinti. O ne, matot, puola mūsų geuk turi kliką čia, lindi prie mano teritorijos, negausi, nevalgyk, matot? Tai veikia, jie negaudo. Ir dabar galima nužudyti reiklius iš tais, tai bet reikia truputį ilgiau daužyti ir ne iš pirmo karto. Dar aš ką norėčiau sukraftinti yra chestas. Tai viskas, mes turim chestą ir reikia padėti per vidurį, kad reiklys jo nesuvalgytų, tai viskas. Dabar galim chestą dėti, pavyzdžiui, mano kol kas tai gali būti cheste, tai padedam į tą chestą ir padedam dar visokius ten mums nereikalingus daiktus, pavyzdžiui, bulves, kur net negalime daugiau padėti dabar. Ir manau, kad mums reikia dar plėstis. Mes dabar jau galim padidinti mūsų platformą ir galim dar padidinti, o vėl aš noriu gerti vėl aš. O per tą laiką, pažiūrėkit, ką mes jau galim pasimti šitą harvest ir galim pasimti dar vieną harvest. Ir mes jau turim 5 ir galim dar jau pasodinti, nežinau kam, bet kažkodėl tai galim jas pasodinti. Ir jau ir bulvės yra jau, o bulvės galima kepti, įdomu, reikės pabandyti. Ir dabar jau galim pabandyti, o mes galim kepti bulvę. Ir manau, kad mes galim padaryti dar vieną cooking station. Ir ją pastatyti gali būti 2 daugiau maisto. Va, pastatom ją kažkur šalia, pažiūrėjau čia, va. O, va, iškepė bulvę. Valgom. O, nedaug maisto duoda, tai kepam bulvės, viskas. Pasiliksiu vieną, kad pasodinam. Ir viskas, ir valgom žuvį dar. Mes gavom dar vieną trofėjų. Dar vieną, mes turim 2 trofėjus. Tegul trofėjų šitą kolekciją būna va čia, va. Čia vienas bus trofėjus. Aš išmečiau. Tai bus kitas trofėjus. Jau turim 2 šitos žąsinas, nežinau ką jie duoda, bet kažką duoda. O papuola mūsų ryklys. Ne, polistų mūsų pasvajok. Va, taip, teisingai. Nu ką, mes turim 2 žuvis, bei padedam kepti. Ir per tą laiką užaugo mūsų ridikai. Tai paėmam juos. Ir mes turime 8 ridikus. Jos galime atsakyti, o galime, bet nežinau šiaip. Ir pasodinam juos. Ir dar, ką aš noriu sukraftinti, yra item net, kuris galime tiesiog padėti taip prie šono. Ir jis automatiškai gaudys daiktus, tai aš manau galim jie padėti, nu pavyzdžiui, o čia, viskas. Turim dabar net, kuri gaudys daiktus. Aš manau, kad dėl to, kad mes taip daug norim gerti ir dėl to, kad mes turim 2 cooking station, mes galim padaryti ir antrą water purifier, tai padarom ir padedam ją irgi šalia. Ir dabar mums reikia kaip tik dar vieno puodelio, tai padedam įpilam, o puodelį reikia daryti iš scrap. Padarom puodelį, įsimam vandenį, įdedam ir viskas jau kepa. Dar ką aš norėjau pabandyti, tai norėjau iškepti ridikus, o tai pavykstam, tai gerai. Dedam tada dar antrą ridiką, aš stoviu ant degančio šito, bet nu gerai, nesvarbu. O jau mūsų net gavo 2 thatch ir viskas. Dar aš manau, mes galim padaryti standing lantern, tai šviesą, bet tam reikia dar vieno scrap ir reikia puodelio vieno. Ir mes jau turim viso, ko mums reikia, tai darom šviesą, pagaliau bus netamsu, padėmė per vidurį ir dabar šviesu mums. Ir tiesa, užaugo dar šitie harvest, tai pasiemam mus. Ir galim pasodinti naujus, jau turim 6, tiesa, iškėpė mūsų praeitiką harvest, o aš padėjau kefirką. Gerai, mes arba pasodinam ir padedam į chestą. Ir va, yra cooked beet, pavalgom, nedaug duoda. Kol kas mes tikrai nenorim valgyti ir labai sekasi, mes turim vieną cooked beet ir dar 2 žuvis ir dar vieną keptą bulvę, tai iš vis. O, jau atėjo ryklys, ateik čia dabar ryklį. Ir prašau, kad iškristų iš jo mėsa. Ne, tiesiog nuplaukiu. Ir va, aš manau, kad dabar pradėjo įtrytas ir mes jau galim baigti seriją. Tai per šią seriją mes pakankamai gerai, dar nevirėm, tai jau gerai, mes padarėm 2 cooking station, kur galima maistą gaminti, 2 vandenį iš šios dalykus, pasodinom šitą, turim šviesą, viskas žodžiu gerai. Ir jeigu jums patiko šis žaidimas ir jūs norite antros dalies, tai pastatykit laikus, prenumeruokit mano kanalą, rašykit komentarus ir viso gero.